Jau ir laidoje Svaras sako mintį, aš vėlgi ją perfrazuoju, kad neužtrukti su citavimu, kad jau dabar nesulaukus karo padėties reikėtų atkreipti dėmesį, aš galiu pacituoti, turi būti kažkaip apsibrėžta teisiškai, kad esant sudėtingai geopolitiniai situacijai, jis nekalba apie karo padėtį, negalima daryti tam tikrų dalykų ir tai jau ne žodžio laisvė, sako Svaras, o atviras kenkimas valstybei. Taip, mes turime veikimo prieš valstybę baudžiamojo kodekso dalį. Tai yra jau kelis dešimtmečius. Teisėsauga. Na, tai taip, jinai yra teisėsauga. Ir argumentas sako, teisėsauga kol kas nieko nenustatė. Vaitkų yra byla, ar ne? Už veikimus. Tai aš kalbu apie Vaitkų, Eduardą Vaitkų. Byla, bet jis nenuteistas. Ne, tai tvarkoj. Yra teismuose bylos. Yra teisinis surėdimas. Ir šis valstybė ir taikos metu turi reaguoti į veikimą prieš valstybę. Dėl taikos meto. Noriu pasakyti, kad ir Seime yra iniciatyvų pagriežtinti tą reguliavimą. Kitaip tariant, nes dabar daug kas prisidengdami žodžio laisvę ir visą kitą iš principo jau tarnauja priešiškų valstybių interesams. Čia svarbus momentas, taip. Ir va čia, Algimantai, reiktų sureaguoti tai, ar ne? Ta prasme, ką Svarą pacitavo ir tai, ką Lauryna dabar pasakė. Jo, jeigu mes kalbame apie teisinę valstybę, tarptautinės teisės normas, tai teisingumą vykdo ne kažkokios tai paramilitarinės struktūros, ne kažkokia tai partinė kariuomenė, kaip kokia buvo ten įkurta ar Italijoje, ar Vokietijoje savo laiku. Ne dar kažkas, bet teisingumą teisiniai valstybei vykdo teismas.